Kita vertus, nereikia užmiršti, kad mes turime šiandien tam tikrą patirtį kaip praktikas. Sakykime, dažnai gyventojai nesusitarė dėl lifto remonto, pavyzdžiui, nes pirmas aukštas atsisako mokėti, nes tipo nesinaudoja. Yra gyventojai, kurie sako, aš vasarą gyvenu kolektyvinėme sode, kodėl aš turiu mokėti už liftą. Taigi vėlgi, čia reikės labai daug koordinavimo ir sutarimo tarp gyventojų, kad tas šilumos mazgas nebūtų nugyventas, nes gali vieną sezoną galbūt neprižiūrėti, antrą nieko nedaryti, sutaupysi pinigus, bet nugyvenus atsiranda papildomos išlaidos. Ir kaip gyventojams reikės susitarti, kad rinktis pinigus kartu. Tai čia yra labai sudėtingas procesas. Kas galės gyventojams pasakyti, koks yra geriausias sprendimas? Nes, pensininkų energetikų tikrai yra ne kiekvienam daugiabutyje. Kas už tai? Tai čia turėtų būti dar keli įstatymai. Civilinio kodekso pakeitimai padaryti ir pasikeisti namo administravimo sistemą. Žmonės, pagal prezidentės idėją, žmonės turėtų patys balsuodami įsirinkti kas 3 metai privalomai raštu balsuodami, rinkti namo administratorių. Ir jeigu jisai, pavyzdžiui, nenaudingai žmonėms administravo pastatą, tai jie jo nerinktų. Privalomai biuletenį bus nurodyti visi norintys prižiūrėti. Ir administratoriai ir žmonės galės įsirinkti labiausiai norimą. Tai bent jau neigiamai balsuoti, kaip žmonės pas mus moka prieš partijas kokias nors ar panašiai. Neigiamai tai tikrai galės prieš tą, kuris blogai veikia. Arba teigiamai, jeigu naudingai žmonėms dirba. O šitas administratorius turės poveikį iš tikro kontroliuojant, ar šilumos punktas prižiūrimas, neprižiūrimas. Čia nebus taip galima, kaip gerbiamas meras kalbėjo, kad čia nugyvens žmonės. Tai yra galimybė, nes, pavyzdžiui, žinote, toks pavojus yra, bet tikrai... Kaip įstatymą rengia teisininkai, kurie turi tam tikrą supratimą, finansinį stabilumą ir visą kitą. Mes gyvenam su realiom žmonių problemom. Tai aš pakviečiu bet kokios tokių įstatymų rengėjus į gyventojų priėmimą, kada reikia spręsti konkrečią problemą. Vieni žmonės nori, kiti nenori ir viskas sustoja. Tai ta rizika bet kuriuo atveju egzistuoja.